Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzau. This evening we ask you again to bless Šį your vakarą word. mes vėl prašom, kad tu palaimintum savo žodį. We ask you, Lord, to just fill this room with your presence, Lord. Tiesiog pripildyk šitą salę savo buvimu Viešpatie. And we ask this in your precious name, Lord Jesus. Mes prašome šitą tavo brangių vardų Viešpatie Jėzau. Amen. Amen. If you don't get distracted by the theater tonight, I won't get distracted by it. Jeigu jūsų nesutrukdys ten, kas vyksta ten tam teatre, tai manęs taip pat tai nesutrukdys. Let's turn to Psalm 34. Atsiverskime 34 psalmę. In verse 17, 17 eilutė. it says, "The righteous cry, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles." Sakoma, teisėjai šaukėsi Viešpatės, jis išgirsta ir išgelbsti iš visų jų vargų. Now, first question tonight, who are the righteous? Ir pirmas klausimas šiandieną, kas yra teisėjai? It's not speaking about self-righteous, Ir čia nekalbama apie nuosavą teisumą, because nobody can make themselves clean. nes nei vienas negali savęs There's apvalyti. not one person who can do that. Nei vienas žmogus to negali padaryti. It is definitely an impossibility, Tai yra paprasčiausiai neįmanoma. because if we think about our own righteousness and our own cleanliness, Nes jeigu mes galvojame apie savo teisumą ir apie savo švarumą, we just, you know what I'm saying, right? jūs suprantat, ką aš turiu omenyje, ne? You have a sin nature. Jūs turite nuodėmingą Just prigimtį. does not, Jesus Christ has paid for it. Ir Jėzus Kristus sumokėjo už ją. He's paid for the sin. Sumokėjo už nuodėmes. He was crucified for the sin nature. Jisai buvo nukryžiuotas dėl nuodėmingos prigimties. But sin is still present Bet nuodėmė vis dar egzistuoja in our life. mūsų gyvenime. The sin nature is still present in our body. Ir nuodėminga prigimtis vis dar egzistuoja mūsų But we are kūne. not our sin. Bet mes nesame mūsų And we nuodėmė. spoke about this the other night in 1 John 3:9. Mes kalbėjome apie tai pirmajame Jono 3:9. That it speaks about the believer Ir teisumas kalba apie tikintįjį. cannot commit sin. Cannot. Vienu žodžiu, žmogus teisusis negali nusidėti. A very interesting verse. Tai yra labai įdomi eilutė. Why does it say that? Kodėl taip yra We have sakoma? a sin nature. Jeigu mes turime nuodėmingą prigimtį, Cannot commit sin. negalima Is there a nusidėti. person on the earth that cannot commit sin? Ar yra žmogus, kuris negali daryti nuodėmė žemėje? Well, the new nature Naujoji prigimtis cannot commit sin. negali nusidėti. That's the new man of Ephesians 4:24. That does not sin. Tai yra naujas žmogus Efeziečiams 4:24, kuris nenusideda. The new creation Tai yra naujas kūrinys. of 2 Corinthians 5:17. 2 Korintiečiams 5:17. Any man be in Christ, Ir tas, kas yra he Kristuje, is a new creation. tas žmogus yra naujas Old things kūrinys. are passed away, Visi seni dalykai and praėjo everything has become new. ir viskas tapo nauja. Now, that new creation, Ir life tas nauja- in you, in me, Ir tas naujo kūrinio gyvenimas yra jumis ir manyje. does not have sin, Ir jame nėra nuodėmės, because it is from God. nes tai yra iš It Dievo. is the incorruptible seed, the incorruptible nature. Tai yra nesugedusi sėkla, tai yra nesugedusi prigimtis. But Bet we still have an old nature. mes vis dar turime senąją This prigimtį. was Paul's problem in Romans chapter 7. This was Paul's problem. Ir tai buvo Pauliaus problema Romiečiams 7 skyriuje. He said, the things I want to do, I just don't do. Sako, tai, ką noriu daryti, aš nedarau. The things I don't want to do, I do. Ir to, ko aš nenoriu daryti, tai aš darau. There's a law in me. Man jie yra įstatymas. And he was speaking about the law of sin and death. Ir jisai kalbėjo apie mirties ir nuodėmės įstatymą. Whenever he would try to fulfill the law of commandments, Kai jisai tik tai bandydavo išpildyti įsakymų įstatymą, the old law of sin and death would come up.
senasis mirties ir nuodėmės įstatymas suaktyvėdavo, and he pasirodydavo. was helpless. Ir jisai būdavo beviltiškas. He could not find it in himself Ir jisai negalėjo to atrasti savyje. to fulfill the righteousness of God. Jis negalėjo pats išpildyti Dievo teisumo. But then Romans 8 came, Bet po to toliau ėjo Romiečiams 8 skyrius. and he cried out, Ir jisai šaukėsi. no condemnation, Jisai sakė, nėra jokio pasmerkimo. no condemnation. Nėra jokio pasmerkimo. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Nėra jokio pasmerkimo tiems, kurie yra Jėzuje Kristuje. Yes, we have an old sin nature. Taip mes turime senąją nuodėmingą prigimtį. 1 John 1 Jono, chapter 1, 1 skyrius, verse 5, 5 eilutė, verse 7, 7 eilutė, verse 10. 10 eilutė. If a man sins, Jeigu žmogus nusideda if a man say he has not sinned, he deceives himself. ir sako, kad jis neturi nuodėmės, tuomet jisai apgauna pats save. Very interesting. Labai įdomu. Why is that? Kodėl? Because experientially sin is present in our body. Todėl, kad patirtyje nuodėmė egzistuoja you're gonna mūsų die. kūne. Ir taip yra iš tikrųjų ir dėl to jūs mirsite. Did you know that? Ar jūs žinote tai? You ever wonder why we die? Ar jūs kada nors galvojate, kodėl mes mirštame? It's because of sin. Tai yra dėl nuodėmės. It's part of the curse of the fall. Tai yra kritimo, prakeikimo dalis. In Romans 5, verse 12, it's passed down from Adam to all men, because all men have sinned. Tai yra Romiečiams 5:12, tai buvo perduota nuo Adomo į senąjį žmogų. So we have a sin nature tonight. Taigi mes turime nuodėmingąją prigimtį šį But why does vakarą. he call us right? Why does he say God hears the cry of the righteous? Bet kodėl čia sakoma, Dievas girdi teisiųjų šauksmą? It has nothing to do with us having a sin nature. Tai visiškai nieko nesusijęs su tuo, kad mes turim It has nuodėmingą prigimtį. Everything Tai susiję to do with what he has imputed to us. su tuo, ką Dievas įskaitė mums. You are righteous. Jūs esate It's teisūs. been declared Tai buvo paskelbta. when you believed. Tuomet, kai jūs You are patikėjote, righteous. jūs tapote teisėsiais. Not by the works of righteousness that you have done. Ir neteisumo darbais, kuriuos Right. jūs atlikote. In Titus 3:5. Tito 3:5. But according to what? Bet pagal ką? To his mercy. Bet iš jo He saved gailestingumo us jisai and išgelbėjo cleansed mus us ir apvalė mus, by the washing nuplaudamas and the regeneration ir atgimdydamas of the Holy Spirit. per šventąją dvasią. This is why we are righteous. Štai kodėl mes esame It's teisūs. because of the work of God Tai yra dėl Dievo in darbo our life. What mūsų has been gyvenime. done for us. Dėl to, kas buvo atlikta dėl mūsų. I love that Man patinka tai. verse about Abraham Man patinka eilutė apie in Abraomą. Romans 4 Romiečiams 4, and I believe verse 2. antroje eilutėje. It says if Abraham Sakoma, jeigu Abraomas would be justified by his own works, būtų išteisintas vien savo darbais, he would have something to boast about, jisai turėtų kuo pasigirti, but not before God. bet ne prieš Dievą. Why? Kodėl? Because our righteousness Nes mūsų teisumas only reaches, for example, the ceiling. It only reaches the ceiling. pasiekia tik tai kaip pavyzdys, tarkim, lubas. We mentioned this in Liepaja the other Mes week. paminėjome tai Liepojoje. Our righteousness hits the ceiling. Mūsų teisumas gali pasiekti lubas. God's righteousness Dievo teisumas goes through the clouds. Siekia dar toliau negu debesis. It's much further. Tai yra daug toliau. It's much further. Daug toliau. Our righteousness could benefit somebody on the earth, yeah. Mūsų teisumas gali kažkam atnešti naudą čionai žemėje. But to God, Bet Dievui it's a dirty rag. tai yra kaip nešvarūs It's karmalai. worthless. Tai yra neverta. This is why we don't trust in our righteousness, in our works. Ir štai kodėl mes nepasitikime savo teisumu ir savo We darbais. trust in the sacrifice for us. Mes pasitikime auką, kuri buvo dėl mūsų. When you're feeling a little tired, Kai jūs jaučiate šiek tiek pavargę, when you're feeling a little depressed, kai jūs jaučiate šiek tiek when depresuotų, you're feeling
that nothing is working, kai jūs jaučiatės taip, lyg niekas and you neveiktų get frustrated. ir jūs susierzinate. This happens in Taip life, įvyksta doesn't it? kartais gyvenime, Once in tiesa, a while. laikas nuo laiko. Doesn't seem that, and the temptation is Ir pagundimas yra to enter into some form of works, pabaigti kažkokią tai darbų formą, to try to do something bandyti daryti kažką tai, that I will be pleasing, kad tarsi pamaloninčiau Dievą. so that God will accept me, Ir tada Dievas priims mane. so that I will get out of this situation. Ir aš tada išeisiu iš tos situacijos. Well, you know what? Bet žinot ką? That we cease from this. Mes pavargsime nuo to, The faith mes nustosime tai rest daryti. believer rests in the work of Jesus. Tikintysis, kuris ilsisi tikėjimo poilsyje, jisai ilsisi Rest. Jėzuje Kristuje. In the finished work of Christ. Jisai ilsisi Jėzus Kristus pabaigtame That doesn't darbe. mean he goes on a vacation from God. Ir tai nereiškia, kad jisai atostogauja nuo Dievo. No, it Ne. doesn't. He draws near to God, Jisai artėja prie Dievo. but he has rest as he draws near. Bet jisai turi tokį kaip poilsį, kai jisai artėja prie He's Dievo. not striving to be something for Jisai God. nesistengia būti kažkuo tai He Dievui. is accepted. Jisai yra priimtinas. When he believed, Jisai buvo toks, kai jis he patikėjo. is everything Jisai yra that viskas. God has ever wanted him to be Kuo Dievas kažkada tai norėjo, kad jisai būtų. in Christ. Kristuje. We say experientially, I don't see it. Mes It's sakome far patirtyje, from me. aš nematau šito, I tai don't yra feel toli it. nuo manęs, aš nejaučiu šito. Feelings Jausmai do not tell me anything. man nieko nepasako. Feelings Jausmai lie. meluoja. Feelings. Jausmai. I feel tired. Aš jaučiuosi pavargęs. Therefore, I'm not going to go to work this morning. Todėl aš neįsiu į darbą šį rytą. I guess my feelings are right. Aš manau, mano jausmai teisūs. And I'll just do that all week. Ir aš tai darysiu visą I savaitę. won't get out of bed. Aš nelipsiu iš lovos. I'll go to work at 1 o'clock in the afternoon. Nueisiu į darbą 1 valandą po My pietų. feeling. Mano jausmai. Maybe I thought it was very true. O galbūt aš galvoju, kad tai yra labai But teisinga. then, after the third time Bet of po my trečio boss telling karto me, you better be on time this mano morning. viršininkas pasakė, geriau jau You better ateik be at laiku šį rytą, geriau jau ateik į darbą. And then the next morning again, the Ir feeling kitą came. rytą vėl toks jausmas. Oh, I don't feel Aš like getting up. neturiu tokio jausmo, kuris Who sakytų, cares what the boss noriu eiti says? į darbą, kam kas rūpi, ką I pasakys know what I viršininkas. feel. Aš žinau, ką aš jaučiu. I feel tired Aš jaučiu and I feel nuovargį comfortable. ir aš jaučiuosi patogiai. My common sense says you better get out of bed and get there at 8 o'clock. Mano sveikas protas sako, geriau jau lipk iš lovos ir būk 8 valandą darbe. But my feelings say, Bet mano no, jausmas sako, ne, you don't need to do that. tau to nereikia daryti. Just do what you feel. Tiesiog daryk taip, ko tu nori. And therefore, the fourth time, Ir come to ketvirtą work at 1 kartą o'clock in the ateik į afternoon. darbą 1 valandą po pietų. Feel good. I just Gerai ate lunch. jautiesi. I'm ready to work. Pavalgęs pietus, aš jau pasiruošęs darbui. And you get the piece of paper, Ir jums paduodamas popieriaus lapelis. whatever it is. In America, it's pink usually color. Amerikoje tai paprastai būna rožinės spalvos. It means Tai reiškia my išspirtas. feeling. You know what? Mano That jausmai. sounds crazy what I just said, doesn't it? Who Tai does that? pakankamai taip Who does that? keistai skamba tai, ką aš pasakiau dabar. Tiesa, kas taip daro, kas taip But- elgesi. Millions of Christians in the world today live that way with God. Bet milijonai krikščionių pasaulyje šiandieną gyvena taip atžvilgiu su Dievu. The Word of God? Su Dievo žodžiu. I know what I feel. Aš žinau, ką aš And jaučiu. I feel this way. Ir aš jaučiuosi And taip. God, Ir Dievas. you're not going to change it. Dieve, tu nepakeisi to. And no one's going to change Ir it. niekas to nepakeis. Especially anybody who tells the word, preaches the Word of God, they're not going to change it. Ir ypatingai tie, kurie pamokslauja God, Dievo you're not žodį, gonna jie change nieko it. nepakeis. Dieve, tu nieko Of nepakeisi. course, they don't say that to God. Be Like abejo, that. nesako to Dievui šitaip. But when they continue to want to live by their feelings, they are saying that. Bet jeigu jie toliau nori gyventi savo jausmais, jie tai sako. Now, many of us here tonight, we're just like, we've grown in this.
Ir We're daugelis growing iš in mūsų esančių čionais mes užaugome tame, mes augome tame. We're learning Mes mokinamės to be strong. būti stipriais. 2 Timothy 2:1. 2 Timotijų In the 2:1. grace of the Lord Jesus Christ, we're learning Viešpaties Jėzus Kristaus malonė. to have Mes mokinamės emotions, turėti tokias grace. jausmus, kurie pagrįsti malonę. Meaning we're gracious toward ourselves, but we're not lazy and passive. Tai reiškia, kad mes esame maloningi savo, bet mes nesame pasyvūs ir tingus. Therefore, we may be gracious toward others. Ir todėl mes galime būti maloningi kitiems. We receive the grace from Mes the Lord priėmėme malonę iš in Viešpaties. John 1:16, and we give it further. Jono 1:16 ir mes ją or perdodame toliau. Grace upon grace. Malonė Grace po upon malonės, malonė We po received malonės. Mes priėmėme We say, tai hey, ir sakome, you can have it too. jūs taip pat galite tai turėti. We receive it Mes priimame and we tai give it further. ir atiduodame tai kitiem. But I still haven't answered really the question here Bet aš iš tikrųjų vis dar neatsakiau į klausimą of Psalm šitą. 34. 34 psalmį. It says, a righteous cry, Sakoma, teisėjai šaukėsi and the Lord hears, ir Viešpats išgirsta delivers them out of all their troubles. ir išgelbsti iš visų jų vargų. Really? Iš Wait a tikrųjų, minute. palaukit minutę. Now, we already said we are righteous. Mes right? jau pasakėm, kad mes esame teisėjai Okay, so the righteous cry. ir teisusis šaukėsi. Have you ever cried out to God? Ar jūs kada nors šaukėtės I'm Viešpatės? sure you have. Aš esu užtikrintas, kad jūs šaukėtės. You know, it's a good thing sometime when you're all alone somewhere. Make sure you're all alone when you do that. Ir Go kartais in the middle of the woods. gerai, kai jūs esate vienas ir būkite tikras, kad jūs iš tikrųjų esate Just- vienas. Eikite į mišką kur Yell. nors ir tiesiog rėkit. God! Dieve. Oh, I think the theater likes that one. Aš manau, kad teatro atstovams patinka tai. God! Hear my cry! Išgirst mano šauksmą. Ah! Tarzan would do it differently. Tarzanas taip biški kitaip Actually, padarytų. Tarzan was in the jungle and he was crying out to God in his own way. Tarzanas irgi buvo džiunglėse ir jisai šiek tiek kitaip savo būdu šaukėsi Viešpatės. Oh! He's like, God! Dieve, Help me! Padėk Hear man. my cry. išgirst mano And then šauksmą. you're still sitting there and then you're just like, Ir jisai vis dar sėdėjo ten. did he hear me? Ar girdėjai mane? Did he hear me? Ar jisai išgirdo mane? Well, yeah, by faith, we know that he's heard, we know he hears, but Ir tikėjimu mes žinome, kad jisai girdi. did he take us right out of the trouble right Bet away? ar jisai iš karto mus ištraukia iš tų problemų? Not always. Ne visą laiką. Not always. Ne visada. Sometimes. Kartais. Sometimes, Kartais. but not always. Bet ne visą laiką. Because he knows. Nes jisai žino. He knows Jisai žino exactly tiksliai, what we need. ko mums reikia. He knows. Jisai žino. 2 Corinthians chapter 4 2 Korintiečiams 4 speaks of how we are delivered into the tight places. kalba, kaip mes esame išlaisvinami iš tokių suspaudimo Remember the laikotarpių. tight places? Atsimena tokia suspaudimo vieta tokia. Oh, we're a tight place here. Kokia čia suspaudimo vieta, kokia Very ankšta tight. vieta tokia, jeigu tiesiai verčiant. Do you know how you smile when you're in a tight place? Žinot, kaip jūs šypsotės, kai jūs esate tokioje Wanna see? vietoje. Here's a Norit smile. pamatyti štai kokią šypseną? I'll smile when I count to 3. Aš šypsosios. Go on. Kai iki 3 suskaičiuosiu. 1, 2, 3. That's how you smile when you're in a tight Štai kaip place. jūs šypsotės, kai esate I don't- suspaudimo vietoviai. You don't feel like much of anything. Ir jūs nesijaučiat labai It kažkuo wasn't a tai. big wide smile. Ir tai nebuvo tokia labai plati didelė šypsena. Buvo tokia. A little bit. Truputį. But we're there. God has delivered us. Bet over that. Dievas išlaisvina mus iš We're tenai. cast down Kai mes we're- esame we're- parblokšti, in a difficult place. We're in distress, but we're not ultimately cast down. mes nesame visiškai parblokšti.
we know that this will pass, but we don't know how it will pass. Mes žinome, kad tai praeis, Right. bet mes nežinome, kaip tai praeis. We know it's like the rain clouds are gonna blow over, and the sun's gonna shine again, but I don't know when. Tai yra tarsi Right. tokie lietaus debesis, kuriuos vieną kartą nupūs, bet mes nežinome kada. Well, this is a beautiful thing in verse 18 of Ir 18 Psalm eilutėje 34. 34 psalmės The nuostabi. Lord is nigh unto them that are of a broken heart, Viešpats arti tų, kurių širdis sudužusios. and saves those that have a contrite spirit. Išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi. And many are the afflictions of the righteous, Daug bėdų patiria teisusis, but the Lord delivers him out of them all. bet iš visų jį gelbsti viešpats. See, it's like God hears the cry of the righteous. Dievas girdi teisiojo šauksmą. Who are the righteous? O kas yra teisėjai? Those who have believed Tie, kurie patikėjo, without works. be jokių Just darbų. believed. Tiesiog patikėjo Righteous. ir tapo teisiaisiais. But I didn't. Righteous. Teisusis. But wait, I didn't have a chance to do this. Bet aš niekada Righteous. teisusis. But can I do anything more? Bet ar aš galiu ką nors Righteous. daugiau padaryti? Ne. Teisus. That's not fair. Bet tai nesažininga. Receive it. Priimk tai. It's free. Tai yra nemokama. We want something to boast about in our flesh. Ar mes norime girtis kažkuo tai savo kūne? It's impossible before God. Tai yra neįmanoma We prieš Dievą. received it. Mes priimame tai, Free. tai yra nemokama, Believed it. mes patikėjome And tuo we're here ir mes listening esame čia, klausomės to understand it a little more. ir suprantame tai šiek tiek daugiau. But it says that God hears the cry, but then it says Ir čia sakoma, viešpas girdi šauksmą, in verse 19 bet 19 eilutėje sakoma, that many are the afflictions of the righteous. daug bėdų patiria teisusis. That's interesting. I thought Tai when yra I got įdomu. saved, Kai aš išsigelbėjau, aš galvojau, everything's going to be smooth. viskas bus kaip sviestų patepta, Everything's going to be easy. viskas bus lengva. This is going to be the easy road now, isn't it, Dabar Lord? bus toksai lengvas kelias tiesa I'm going to viešpatė. heaven. Aš einu į dangų, I am saved. aš I'm išgelbėtas, cleansed. aš apvalytas. Isn't it going to be an easy way now? Argi tai nebus toksai lengvas kelias dabar? And you know what? This is how it is. Ir štai kaip tai yra. The more we trust the Lord, Kuo mes daugiau the pasitikime more we walk viešpačiu, by faith, kuo daugiau mes einame the tikėjimu, more we grow to love Him, kuo daugiau mes augame the ir more mylime jį, we trust Him, kuo mes labiau pasitikime the juo, more He delivers us over tuo daugiau jisai daugiau suteikia to tų dalykų, afflictions, tokių bėdų, problems, problemų, afflictions. bėdų. The minute, just count on it, the minute you make a good decision, Ta momentą, kai jūs padarot gerą sprendimą, you are a candidate jūs tampate for kandidatu problems. problemams. I don't want that kind of salvation. Ar tai yra išgelbėjimas? That's not what I raised my hand for. Ne tam aš pakėliau savo ranką. That's not why I said Jesus saved me. I don't want problems. Tai ne tam aš norėjau, kad Jėzus išgelbėtų, aš nenorėjau jokių problemų. Why does God do that? Bet kodėl Dievas daro You tai? know, He's working in our life. Jisai dirba mūsų loves gyvenime, us. jisai veikia, jisai myli He mus. doesn't care for us that this way that like I care for you only when things are good. Ir He jisai doesn't care that way. rūpinasi tada, kai viskas yra gerai. He cares. He's caring for us even more when Bet there's jisai problems. rūpinasi netgi daugiau, kai mes turime problemų. In fact, He allowed it Ir iš tiesų jisai netgi daleidžia tas so problemas, that jisai there leidžia, would kad be a jas deeper įvyktų. work in our life. Ir tai yra gilus darbas mūsų gyvenime. And remember, He delivers us out. Ir jisai po to išlaisvina mus arba išveda iš tų There's going to be situacijų. a clearing Ir bus toks at the praaiškėjimas. end of the storm. Um, At the end of the Gale audros bus it's giedras going to be dangus. clear. Bus aišku. And just to close, Ir remember this, pabaigai. in Romans 8, Romiečiams 8 skyriuje, 37, 37 eilutėje. Paul writes, says, we're more than conquerors Paulius sako, mes esam daugiau negu nugalėtojai. through Him that loved us. Per tą, kuris pamilo mus. You know, when we've come to Christ, Kai mes atėjome pas Kristų, He conquered
He conquered us. Jisai nugalėjo mus. He conquered our sin nature. Jisai nugalėjo mūsų He senąją conquered nuodėmingą the prigimtį. dominion of sin. Jisai nugalėjo nuodėmės viešpatavimą. We've been conquered. Mes buvome nugalėti. Our old who we were. Mūsų tas senasis, kuo mes And buvome. now we are in him. O dabar mes esame jame. And this is always what we should remember. Ir tai yra kažkas, ką mes turim visą laiką atsiminti. In the problems, in the difficulties, Kai einam per sunkumus problemuose, we are more than a conqueror. mes esame daugiau negu nugalėtojai. No matter what the feeling is like, Nepriklausomai nuo to, kaip mes jaučiamės. what does the truth say? What does God say? Bet ką sako tiesa, ką sako Dievas. If we're walking in the light, Jeigu mes gyvename šviesoje, walking in truth, tiesoje and we're delivered unto problems, ir esame, ir mums tarsi suteikiamos tos it's because problemos, God has a deeper, eternal weight of glory. He has something deep He wants to show us. tai yra dėl to, kad Dievas nori parodyti kažką tai gilesnio, suteikti tokią gilesnę šlovę. Something that's eternal. Kažką tai, kas yra amžina. Something He wants to reveal to us. Jisai nori apreikšti mums Something kažką tai. about that nature that He wants to reveal that's in us. Jisai nori kažką tai apreikšti apie tą prigimtį, kuri yra mumyse. Let's remember that. Ir atsiminkime tai. And let's remember that we're more than conquerors. Ir atsiminkim, kad mes esam daugiau negu nugalėtojai. Because Christ is more than a conqueror. Nes Kristus yra daugiau negu And nugalėtojas. we are seated with Him Ir mes esame pasodinti su juo. right now in heavenly places. Tiesiog dabar, dangiškai vietai. Positional truth, Pozicinė tiesa, perfect in Him. tobuli jame. Although we live in the sinful world with Nors, sin present, nors ir gyvename nuodėmingam pasaulyje, kur yra nuodėmė. we have a promise Mes turim pažadą now, dabar. and we look to that, Ir mes žiūrime į tai. and that's our hope. Ir tai yra mūsų viltis. That helps us Tai padeda mums through. pereiti. And God hears us when we cry. Ir Dievas girdi mus, kai And mes He will šaukiamės. deliver us out. Ir Jisai išlaisvins mus. Not in our schedule, Ne pagal mūsų not how laiką, we think, ne taip, kaip mes galvojame, but in His perfect time. bet savo tobulų laikų. He knows what He's doing. Jisai žino, ką Jisai daro. Let's pray. Pasimelskime. Thank you, Jesus. Ačiū Tau, Jėzau. Bless this word, Lord. Palaimink šitą žodį We viešpatė. ask, Lord, that you would just give us, Lord, according to our needs tonight. Mes prašom, kad Tu duotum mums pagal mūsų reikmę šiandieną. Thank you, Lord Jesus. We Ačiū Tau, love you. viešpatė Jėzau, mes mylim Tave. Thank you for your great love toward us. Ačiū už Tavo didžią meilę mums. We love you, Lord. Mes mylim Tave, viešpatė. Thank you. Praise you. Ačiū Tau.